Kur tu buvai? Bažnyčia. Bažnyčia. Eik namo. Viskas, nu gausi diržo man. Ai, gausi diržo. Gausi diržo. Gausi diržo. Aš tau išpersiu kailį. Ateik čia. Aš tau kailį išpersiu. Stokit. Mamo, tėvuk. Aš vis tiek tave myliu, negaliu, muštranka nekyla. Čia mano draugė. Kas? Draugė. Prašom, prašom. Labą dieną. Labą dieną. Kaip? Šampūną išgersim, kavutės. Kokia draugė dabar čia tu? Bažnyčios susipažinom. Bažnyčios susipažinai, tai gal tu ją dar ant altoriaus užversik. Kad čia iš kokios? Tai čia iš tos pačios. Iš Šventaurimo ir Ramūno. Gerai. Nu tai jeigu jau atvedai, tai vesk į kambarį tada. Labą dieną, panelė, prašau. Į kambarį šampaną viską. Klausyk. Prašom, prašom. At jaunimas, klausyk, bręsta. Dar vakaris, klausyk, žaidė su Kyku paišė ant lubų. Aš šiandien jau panas atsiveda. Ką man tėvui daryti, klausyk, a? O gyvenimas, o babė. Kur tu kojas padėjai? Dėk ten galva. Klausyk. Sūnau, Petrai, atėjo metas mums pakalbėti kaip tėvas su sūnum. Sūneli, tu augi, tavo organizmas bręsta. Taip, aš pastebėjau, kad naktimis, kai tu miegi, tu užsikloji koldrą ir labai kvėpuoji. Negalvoju, kad aš nežinau, ką tu darai. Bet, sūnau, tau patikėk dar per anksti yra vestis moterį į mūsų namus. O kaip jūs, ponia, atsiprašau, čia visai vaikas yra dar, jūs tai sena boba, kaip jūs galite suvedžioti mano vaiką? Taigi tarp mūsų nieko nebuvo. A dabar šį virtuvę atnešk kavos, taigi atnešk šampaną, atnešk šampaną. Alitos nešk kokį prancūzišką, kažkokius pinigus, tu pintuchas. Čia vat Petras vaikystėj. Ai, koks. Dailus. A tikrai nieko nebuvo aptirpęs, ne? Nu, ne. Ką išmokat daryti ant ūkio? Aš viską moku. Skalbti moku. A valgyti mokate daryti? Valgyti moku daryti, blynus kepti. Blynus mokat kepti? Ai, kaip aš mėgstu. Su uogiene. Su uogiene. Šampano. Nebuvo tai agurkų atnešiau. Kokius agurkus? Ai, čia mes su Petru raugiam agurkų. Agurkų. Čia. Reikia. Kur čia lendido? Kur kojas didžiul pagalimas? Tai agurka. Ne, aš gal pats įsivažiuoju. Petrai, turėsi mamytę. Labai ačiū. Turėsi mamą. Čia socialinis darbuotojas pieną atnešė, aš pabūkit. Tu man žiūrėk, kur aš ateisiu. Atbėgu, štai ir aš. Sekundę, socialinis darbuotojas pieną atnešiau. Užėk. Labą dieną. Irinos pas jūs čia tokios nėra? Kokios? Irka Budulevič. Čia man žmonės, kaimynai sakė, matė, su senu žmogum pasisibūdą atėjo. Čia tokia negyvena, ne. Negyvena čia nėra? Ne. Kas tam kambarį? Mano sūnus. Parodyk. Irina! Tu man įsikivabuo! Senis vašuok! Susirink daiktus! Kaip tu galėjai mane sunervint? Dūra tu! Aš tave kiek ieškoju! Durnė tu! Laik lauk, dinkis čia! O tu šalava! Tu kur vaizduojasi? Durnė! Aš per tave kiek nervuotis turiu! Kad tu man nelavai?
šventas melas. Nusiraminkite, meldžiamasis. Mes turim, eikime virtuvę, pašnekėsim vyriškai, kaip vyras su vyru. Tu su manim vyriškai nori pašnekėti, a ne? Nu, eina, pašnekėsim. Vyriškai pašnekėti, ne? Taip, sėskitės. Klausau. Aš esu Boleslavas Ramanauskas. Aš visą gyvenimą sunkiai dirbau, taupiau kapeiką prie kapeikas. Šitą būtą mes nupirkam ne taip paprastai. Anksčiau gyvenau dviese, bet tai buvo ne sūnus, a su kita moterim gyvenau. Nebuvo moteris. Ką aš šneku, aš visiškai susipainiau, jūs toks labai piktas atrodote. Jūs žinot, kaip yra. Su moterim turi būti švelnus. Kai jūs rėkėt ant tos savo Iros Budulevič, man, žinokit, pasidarė labai nemalonu. Šitaip nereikėtų daryti, rėkauti, nes kaimynai gali kažką pagalvoti ne tą, žinote. Kalbės.